Tam tam tadam. Tam 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 tada dam tadam tadam tadam. tam tam tadam. Tam tam tadam. Tam tadam tadam tadam. Sveiki, čia ir vėl Midi klausimėlis. Jau išsiaiškiname, jog šiemet Midi tema balkaniškos vestuvės, todėl studentų klausime. Kokių papročių jie žino? Jos turėtų būti audringos, turėtų būti daug šokių, groti Gogol bordel. Daug matyti alaus geria. Daug žmonių ir visi istorija ir visi lašiniuoti. Čia gyvenime nuotaika ironija. Trypia taurę ir sako Mazel tov. Žinau, kad jos tęsiasi labai daug dienų, ten kažkiek kaip pradėtai savaitę švenčia. Kada giminė ateidavo, pasimdavo piršlį, jį pakišdavo po tvarto durim ir šokinėdavo. Dažniausiai užsisako fotosesiją. Jiems fotosesija vos nesvarbu už pačias vestuvės. Aš atsimenu, kai kaimynai tuokėsi, tai mes užtvėrėm kelią ir prašėm saldainių. Mano didelės toros graikiškos vestuvės. Piršliai laukia ten su Danytėm druskytėm jaunųjų, ten harmonikos groja. O dabar mūsų ekspertas Kazytis Juraitaitis, kuriam pasakėme visus atsakymus. Balkanai turi daug įdomių papročių, tai vienas iš jų būtų daug muzikos, daug giminių, daug alkoholio. Ir tarp muzikos labiausiai pasižymi styginiai instrumentai, o apranga paprastai būna balta ir raudona. Kaip įsivaizduoji tobulas piršlybas? Kai to per egzaminą dėsiu. Arba, pavyzdžiui, skrenda lėktuvas ir ten vėliava, ar tikėsi už manęs. Kažkas tokio. Virtuviai plaudamas indus, kai pasipiršo mano pusbrolis. Pirma mintis šovus į galvą, tai tikriausiai gal likimas sausainis tas. Konstitucijam teisme iš principo. Kino teatrų kitos filmas, sukčiau ten gerą. Kur nors rodo filmą ir ten kokie, pavyzdžiui, nueinam į Django šito Tarantino ir pistolas, ne ta scena kokia ten, taip greitai. Jeigu žiema, tai sniegas yra puikus padėjėjas išrašyti ką nors. Per Skype'ą parašysiu, nes turbūt per awkward būtų, žinai, tipo akis į akį. Būtų kieta gal kur nors dangui, ten, nežinau, oro balionė arba kur nors ten tropikų šaly, ten kur nors prie jūros ant kokio skardžio ar panašiai. Kai dar buvo pilietinis karas, tai jaunikis atvažiavo su tanku. Na, piršlybos, kiekvienam yra sava fantazija, tai žmonės, kiekvienas turi savotišką vaizdą susikūrę apie tai, kaip norėtų pasipiršti, taigi neturiu ką pakomentuoti šiuo klausimu. O jūsų kaip pavasaris būna, tai katinai ten eina, jo marčiuosi, tai pas jūs irgi eina čia? Midi Zorianai. Aš niekada nebuvau sutikęs tokios nuostabios moteris kaip tu ir tu išpildai mane visapusiškai ir aš niekada turbūt negalvojau, kad tai būsi būtent tu, todėl Midi Zorianai, ar tekėsi už mane?